Sveiki, gerbėjami forumiečiai. Šiandien lankomės pas mūsų forumietį ginklininką Arūną, kuris kuruoja skyrelį ginklų priežiūra ir remontas. Jisai randasi Naugarduko gatvėje įsikūręs. Aišku, čia kol kas neiškabų nieko nėra, nes žmogus neseniai visą atidarė savo verslą. Čia pakalbėsim apie šautuvų priežiūrą, apie ginklų bendingą, apie valymus, apie remontus, visą, ką norėsite sužinoti, viską mes jums pasistengsim parodyti. Labą dieną, pans Arūnai. Pas jūs į svečius. Tai ką, pamatysim dabar tokį eksperimentą su mano šautuvu tikriausiai, ne? Ką jam reikia daryti, ką reikia atlikti. Žodžiu, pabandysim dabar tokią procedūrą jums parodyti, ką Arūnas daro pas save dirbtuvėse. Tai ką, Arūnai? Prašau. Šautas pradžiausia reikia apžiūrėti ją. Iš išorės iškart matosi, kad buožė buvo savo laiku lūžusi. Greičiausia, čia yra suveržimo varžtas pastatytas. Taip, čia man irgi darė vienas medžiotojų, dar aš, kaip sakyti, jauniklis buvau. Ir man jisai čia, kaip meistriukas toksai savadarbis, irgi ją tokia padarė kaip užklijavimą. Yra porą, matau, skilimo buožė dar daugiau. Štai šį čia yra, čia skilimas. Buožė labai stipriai pavargusi, apsilūpusi, buvo sulakuota. Žymis. Antra, kas iškart matosi, ginklas gan stipriai parūdijęs, ginklo išorę išmėtyti. Tai praktiškai reikėtų jo rūdijimą sustabdyti pirmiausia. Ir pabandysim apžiūrėti, kas jame yra toliau. Šiaip pasakysiu, kad mano šautuvas buvo pirktas naudotas. Aš jį, galima sakyti, tokį pirkau labai padėvėtą. Galima sakyti, kad jisai buvo labai darbinis šautuvėlis. Jis pavarga savo buvo naudotas. Žiūrime, bazės, suktos gan gerai. Jis turi būti, žinoma, suveržtas tam tikrą jėgą, bet šitą mes patikrinsim šiek tiek vėliau. Spina, tai žiūrim. Spina irgi gan stipriai parūdijus. Dabar šiuo momentu iškart būtų idealu patikrinti Heispace'ą. O ką čia lietuviškai reiškia? Lietuviškai sunku būtų išversti, netgi nežinočiau, kaip tai pasakyti, kas tai yra. Tai yra vamzdžio šovinio lizdo dydis, galima taip pasakyti. Ar kažkas tai tokio kaip kalibruoti, galima sakyti, ne? Taip, kažkas tokio būtų panašaus. Tam naudojame specialūs kalibrai, būna go, no go ir field kalibras. Jeigu, tarkim, pavyktų šitą šautuvą uždaryti su field kalibru, tai aš jo netgi netaisyčiau. Na ką, pabandom tada, kas čia gausis. Tada gautųsi labai didžiulis spaudimas šūvio metu atsirastų. Ir tai manoma, kad su spina net neišlaikytų, galima gauti atgal. Užtat ir būna kariniuose ginkluose, dabartiniuose daugumai ginklų teko matyti skylutės išgręžto šitą vietą nuo padidinto spaudimo. Tai čia žodžiu, kad, kaip sakyti... Jeigu, tarkim, būtų padidėję šovinys labai, mes įdėtume šovinį, jis uždarom spiną ir būna toksai, kada labai sunkiai užsidaro spina ant šovinio vamzdžio. Būna tokie šoviniai pasitaiko, ginklas pasitaiko. Tai matyti, šoviniai būna nekalibruoti normaliai? Ne, ginklas. Pats ginklas? Yra ginklas. Dėl to padidėjęs spaudimas labai didelis, gaunasi kaip sprogimas. Tai žodžiu, gali suplėšyti vamzdį? Suplėšyti gal nesuplėšys, bet ir taiklumas karys panašiai. O jeigu mes, tarkim, irgi dėtume kalibrą arba šovinį ir užsidarytų labai lengvai ir pradėtų judėti. O dalis šitą poros neįsiremtų, kur reikia. Dujas šūvio metu aplenktų kulką ir taiklumo nebūtų. Viskas aišku. Nu ką, pabandom tada, kas čia pas mane gaunasi. Man uždaryti nepavyksta. Kažkas tai kliūna, ne? Pabandom mes visą piktą sekantį.
kalibrą. Jeigu mes uždarysim ant jo, tai jau taiklumo gero pas mus tikėtis iš jo negalima. Jis buvo pavargęs ir vamzdžio nuožulnis. Na, palyginus normaliai. Nu, pas mane čia, kaip sakyt, strigdavo šoviniai, bet aš šiandien tokio dėmesio nekreipiau. Pas jį aš matau kitą problemą. Nu ir kas šitą būtent, kaip kalbėjai, kad stringa šovinys. Šitoj va vietoje, kur paduodama šovinys. Aha. O čia va ir matosi... Išsinešiojimai, matau. Ne, čia neišsinešiojimai, čia kulko žymės. Žodžiu, Ir apvalkalo. Apvalkalo. Kažkur tai tiksliai blogas padavimas yra. Šovinį pradeda skersuoti. Jo, pas mane šovinį skersuoja, reikia uždaryti per jėgą. Bet vamzdžio nuožulnis nepoliruotas. Paprastas karinis darbinis šautuvas. Na, o dabar ką čia darysim? Reikia, mėginsim išrinkti patį ginklą. Pasižiūrėti, kas dedasi viduje. Pasakyčiau, varžtai yra nepriveršti tinkama jėga. Tu nesuvai dedė? Taip. Tam, kad jos priverštų, reikėtų naudoti dinamometrinį raktą. Štai tokią. Su jo galima nustatyti reikiamą jėgą. Tas pats ir optikai. Plieniniams žiedams, tarkim, naudojama viena jėga, aliumininiams kita. Su į komplektą įdedamu rakteliu, kuris būna prie žiedų, keletą kart bandžiau priveršti ten 20 lbs, nu labai sunkiai, mano jėgos, tarkim, neužtenka. O raktai nenusisuka? Ne, jeigu geras raktas, nieko nebus pažeidžiama. Nu, ką mes čia dabar matom? Na, čia kol kas prisikabinti nieko negalės. Išskyrus tai, kad jis purvinas. Darbinis šautuvas, nieko nepadarysi. Žiūrėsime dabar medieną mūsų. Nu, medieną jau matėm iš išorės, kad jinai yra pažeista. Dabar mes matome čia daugybę lūžių yra. Nu, Idealiausias variantas būtų, žinoma, keisti šitą ginklo buožę, bet galima šitą pamėginti ir gauti ir iš jos atstatyti. Šiais laikais yra specialūs klijai, tam naudojami technologijos ir galima tai padaryti. Tai gal buožės nereikės keisti, mano, ne? Nu, nepadarysim šitą. Bandysim su sena. Aha, padaryti. Nu, kaip senas šautuvas, sena buožė. Tam reikia, žinoma, atlikti bedingą, čia būtinai. O trumpai, tai bedingas, kas čia tokio? Tai būtų kaip vamzdžio medinės ir metalinės ginklo dalies suderimas į vieną visumą. Paprastai tariant, ginklo šita dalis, tokia atsigulus į medieną visų kontaktų. Ten, kur reikia, bus lietimasis, kur nereikia, nebus lietimasis. Dabar, Arūnai, kokia tolesnė būtų šitos po visos apžiūros procedūra? Na, tai čia dabar buožė, kadangi jinai yra lūžus, skilusi, sutvirtinti. Tam naudojami yra specialūs klijai. Čia nėra bedingas, bet labai didelės jėgos klijai, profesionalus. Va šitie, tarkim, klijai naudojami būtent tokiam situacijom. Užpildyti trūkus. Tai aš jos paprasčiausiai užpilsiu ir paliksime mes buožę ilgam laikui ramybėje. Jie įbėga ir užtvirtina lūžis, padaro vieną visumą. Kaip cementas? Taip, cementu praktiškai galima taip pasakyti. Šitą buožę mes paliekame. Čia nėra bedingas, čia yra sutvirtinimas. Tuo metu, kol reikia, manau, pereiti prie metalinės dalies. Spinos aš, tarkim, šiuo metu ilgai nevalysiu. Dedama jinai į ultragarsinę vonelę, kuriai naudojamas specialus tirpalas skirtas būtent ginklams. Nujama paraka, degėsius, purvo, rūdys. O aš čia galvojau, kad tu arbatą virsi man. Ne, čia ultragarsinė vonelė. Jinai gaunas ultragarso veikimo.
smūgiuoja burbuliukai orą visą ginklą ir atskiria nuo švarumus. Labai gerai, tarkim, spyną nereikia net jos išrinkti. A, tai čia net vadinasi taip, kad... Viską išplaus ko gražiausia. O, taip. Žiūrėsim, lauksim tada rezultato. Na ką, dabar vamzdį pasižiūrim, kas čia labai blogo pas mane. Mechanizmą. Na, tai kaip jau sakei, čia darbinis šautuvas, retai valytas. Na, tikrai aš pats jo neišrinkinėjau. Dėl to ir specialistui atnešiau. Pareguliuoti nuleidimo jėgą, nes gan sunkus nuleidimas. Žiūrėsime dabar patį vamzdžią. Sunku apie jį kažką pasakyti, bet paprasčiausiai yra purvinas. Išėdimo žymių, kažkokios korozijos, taip nesimato. Būtinai reikia atkreipti vamzdį į šitą vietą. Ar nėra čia pažeidimo? O ką tai duoda, kad... Nu, čia yra, tarkim, kaip pavyzdys, galiu parodyti. Šį mėnesį amerikiečių asociacija šaulių darė bandymus su tokiais šautuvais pažeisti vamzdžio plongalį, vadinamą. Ir sudėjo savo duomenis. Kaip pavyzdys, buvo pratraukta 100 kartų su aliumininio šompalu per vamzdę iš priekio. Šautuvas, kuris šaudė 223 kalibro Remingtonas, iki šito šaudės 5,50 kampinės minutės, pradėjo šaudyti 8,74. Buvo prarasta gan daug. Labai nemažas skirtumas. Ir čia 100 kartų su aliumininio. Tai čia vien tik tai su aliuminiu, kad pratraukta. Kad pertraukia, valant, tarimai, kaip pas mus medžiotojai dažnai mėgsta, pravalo pro priekį ginklo vamzdį. Dabar apie valymą šiek tiek. Kai toksai šautuvas yra, tai visada rekomenduočiau naudoti boregaidus vadinamus. Kas čia tokio? Tai yra įrankis. Čia, tarkim, yra stony pointas, specialiai įvairiems kalibrams skirtas. Jisai įsistato pro priekį. Mes paimame, įstatome. Antgaliai yra skirtingų kalibrų. Ir užrakiname. Dabar, kada mes valome ginklą, šompalas statosi pro šičia iš priekio. Pro čia, tarkim, mes įpilam tepalo portas padarytas specialus. Ir su šompalu, visą tai šompalas jis centruojamas per vidurį. Tai čia kaip centruotė kažkokia tai gaunasi. Galima apsaugoti medieną, žinome, kad tepalas nenubėgs ant medienos, tai bus šautuvas surinktas. Visas tepalas jis. Tačiau, nes, tarkim, pakliuvus kokiam mineraliniui tepalui, buožė gan stipriai būna pažeidžiama. Po to jos nei sukliuoti nieko įmanoma. Na, va, kaip matai net. Yra specialūs stovai. Kaip matot, šita dalis yra aukščiau negu šita, labai patogu valyti. Mes įpilam tepalą į portą. Tepalas visas subėga į vamzdį, a visas purvas subėga į vonelę. Valymui įprastai naudoju aš ISO pastas. Yra dar žinoma JB, Break Free, tenka panaudoti skirtingos. Naudojant tokias pastas nereikalingi metaliniai šepetėliai. Puikiai užtenka paprasto šepetėlio. Purvas gražiai bėga. Čia mes padarėm porą pertraukimų. Šompalo gavom purviną. Tai yra ne šompalo, šepetėlė. Po to, žinoma, pavalymą tos pastos ginklą būtinai reikia vamzdį. Jis nusausinti su teptu tepalu. Tai yra solventas, jisai niekuomet neapsaugo nuo rūdymo. Nu, žinoma, dar čia reikėtų mums pavalyti ginklo išorę, nes jinai yra gan baisi. Tam aš pats rekomenduoju, pats ir naudoju, dėl to, kad
Yra specialios pastos. Mes jos paimam nedaug. Užtepame šios pastos ir patrinam ginklą į išorę. Na, va, kaip matome, po poros tepimų tiek yra rūdžių. Nes rūdymą reikia sustabdyti kuo anksčiau. Jau rūdės gan buvo stipriai įrindusios, rūdės nusiėmė, bet liko, kaip matai, balti taškeliai. Tai čia korozijos pažįstos vietos. Jau ginklą reiktų nujuodinti. Bet vat, šitą pastą, tarkim, kame yra labai gera, teko ją išbandyti, ir amerikiečiai bandė. 3 mėnesius jūros vandenyje po šito metalas gali išbūti, nesurūdijęs. Oho. Na ir ką mes dabar matome? Nu, kaip matosi, žymės likus, va, rūdės atkapidėms nuimtos tau kur, bet dar, žinoma, ne visos. Tai dar jam reiks kartot, žinoma, sudėtingesniais, galbūt net ir chemikalais padaryti. Bet visą mechanizmą vidus, viskas jau, kaip matome, švarus, nei tepalo, nei jokių kitokių žymių vidų nėra purvo. Visą ten ištraukti yra. Na, aš pats valydavau ten ir krapštukais dantų, ir ausų krapštukais bandydavau išvalyti, bet čia matosi, kad greičiau ir togiau yra. Tai ką, Arūnai, pradžią daugmaž pamatėm, kas čia vyks. Ginklas tikriausiai pas tave liks kažkuriam laikui, kol čia viskas įvyks, kol susiklijuos, kol subėgs visi klijai, kol kažkas tai atsipoliruos. Nežinau, čia buožė išeis su ją kažką tai atnaujinti. Buožės išorę atnaujinsim, padengsim amerikietiškom technologijom, šitų žymių neliks, kur buvo varžtas paslėptas, gal dar liks, bet ne taip ryškiai bus matomas jos. Na, po to darysime ginklų bedingą. Taigi čia kažkurį laiką užtruks. Tai čia vis tiek aš palengvinsim tuo metu nuleidimą, visą tokius dalykus padarysim. Tai atgausiu čiut ne naujo šautuvą. Tikėkimės. Tikėkimės. Dabar, Arūnai, pasakyk, kuo prekiauji, kokiu valymo priemonių turi ir bendroji sumoji. Kuo čia pastavė viskas? Pagrindinė specializacija būtų vis tik tai ginklų remontas ir ginklų priežiūros priemonės. Tai galėtume, žinoma, pasiūlyti kaip ISO atstovas, tas pačias ISO valymo pastas, birčių kasiai produkcija, juodinimo. Gal to pačiu ir žiūrovą mūsų daug parodom. Haupės, ginklų valiklius. Vienas iš įdomiausių dalykų, ką galėčiau pasiūlyti medžioklėms, tojams, kurie turi keičiamus čiokus. Ginklų su keičiamu čiokas. Jie, kaip žinia, pridega, po to sunku atsukti. Yra specialūs tepalai, kurio galima sutepti ir po to čiokai nusiema. Jie nepridega, neleidžia rūdyti. Visada galima būtų rekomenduoti štai tokius šepetukus. Čia yra irgi ISO gamintojas. Jie pagaminti iš niflikso ir tai paspaudus, jie labai kieti, bet jie nemetalinį, nebraižo ginklo ir labai atsparus. Vienas iš įdomesnių dar dalykų būtų galima štai tokia. Ganio flyts. Čia yra irgi toks kaip poliruoklis, tiksliau net ne poliruoklis, sunku paaiškinti. Vaksa, ginklo prižiūrio vaksa. Su šito jinai nuima rūdys, pašalina, bet žinoma, jinai stipriai ginklas prarūdėjęs kaip šitas, tai įsigėrusi nepašalins, nebent ilgai labai trinti. Galima ir su ją pačia ir metalą, ir medinę ginklo buožę poliruoti. Tai čia prižiūrėti. Taip, viskas viename gaunasi. Pašalina ir rūdys, pašalina purvą. Viskas kaip mėgsta amerikiečiai, viskas viename. Ir purvas. Kaip matome, užrašą ant jos yra parašyta dar 6 mėnesiai šviežiame vandenyje, 3 mėnesiai druskingame vandenyje. Čia yra mikrofiberis, su jo tarkim ir tą patį ginklą išvalyti gerai, galima daug kartų skalpti 500. Plaukeliai yra žymiai plonesni, 500 kartų plonesni už žmogaus plauką. Taip, galima valyti optiką. Kuo drąsiausiai, poliruoti optikos stiklus su jo. Antukas yra
Štai tokie laikikliai, skirti lėgavams žemšautuvams su ventiliuojama taikymas juostelė. Užsideda jisai reguliuojamas antireguliuojamas taikymo juostelės, prisiveržia, nu ir ant jos galima statyti kolimatorių, kažkokį tai nereikia perdirbinėti ginklą. Čia bent jau rusiškiam šautuvam ar tinka tas dalykas? 27, tarkim, tinka idealiai. Va, tai aš kaip tik įžą turiu 27, matyti reikės pas tave kreiptis, pasižiūrėti, kas čia. Šiek tiek reikia perdaryti. Šitos reikia perdaryti? Taip. Va, o čia irgi naujiena. Taipogi yra, kaip užsienio ginklų remontu, visada galime parinkti, suorganizuoti žiedus, laikiklius, pastatyti irgi kainos amerikietiškos, yra laikiklių žiedų. Parinktume ginklų Mileto, baskvairiniai žiedai, leopoldiniai. Šiuo metu aš atstovauju Milet kompaniją amerikiečio. Tai gan normalios kokybės, pasakyčiau, gan geros optikos. Čia mes matome Badge Gold, auksinės serijos optika, artimas 1,5, 6, 44 kaklas. Gražus pašvietimas, gražiai veikianti. Jos kainuoja Lietuvoje tiek, kiek kainuoja amerikiečių parduotuvėse. Ne internetinėse, bet normaliuose parduotuvėse. Tai čia gal mes irgi Amerikoje atsidūrėm? Stengiamės padaryti šitą kainą medžiotojams. Va, čia tai jau tikrai naujiena. Jeigu, tarkim, jo žmogų netekintų tokią optiką ar kitą, visada galim susitarti ir žmogų atvežti tai, ko jis nori. Tai žodžiu, pasirinkimas yra didelis. Galim atvežti pagal užsakymą daugumą kitų gamintojų optikų. Atsimenu, pas tavę ėmiau taikinius, tokius labai tikroviškus ir matau dar vienas vat ant seifo guli. Gal galima, kaip sakyt, parodyti? Gan įdomus taikinys, patogus, tikroviškai padarytas, parodant. Visi, matau, žvėries vidaus organai parodyti. Ir apskaičiuota daugmaž čia. Svoris jo, kaip matom, 190 lbs, aukštas, greitis, daugmaž kokiu jis bėga, toks gyvūnas. Nu, praktiškai pagaminta kopija gyvūda. Tai čia galima sakyti, kaip realaus dydžio iš tam tikro atstumo gali, kaip sakyti, taikytis ir prišaudyti šautuvą. Nusiraudę, kad yra taikinukai. Egzistuoja mažiukai taikinukai, ginklo prišaudymai pridėti. Sveikas, nu, kaip mano šaunikas? Taip ir viskas. Liko varžtų susukti. Na tai ką, Arūnai, po 2 savaičių žiūriu į savo pasikeitusi šautuvą ir netikiu savo akim. Vajė. Nu ir dabar papasako, ką tu čia mum tokio atlikai, ką tu čia padarėjai. Bent jau buožę tai matau tikrai atsinaujinus kapitališkai. Pagrindinis buvo ir tikslas padaryti, sutvirtinti buožę, kiek įmanoma. Tam buvo bedingo ir viskas buvo akcentuojamas buožės sutvirtinimui. Buožė tai mano buvo tikrai labai. Kiek įmanoma pavyko paslėpti. Kad čia beveik ir nesimato jau. Užslėpti čia tik buvo per didelis metalas, gabalas įgręžtas yra. Nu, dabar atliktas bedingas, nu, kaip pavyzdys. Dabar nėra jame varžtų, nieko nėra, jeigu mes ginklą apversime be varžto. Tai šitur turėjome, taip, viskas laikosi, niekas neiškrito. O pirmai pas mane kaip tik tai atsukai, viskas iškrito. Iškritinės. Tai čia tas vadinamas bendingas. Taip, jau čia jau jo viena iš dalių, dabar mes pasižiūrėsim, galima parodyti, kas tai yra. Įdomu. Reiks išiminėti spiną atgal. Ir va tai va išiminėjam. Iš 2 pusių. O kaip kietai sėdi. Na, reikia išimti ne iš taip laužinto, stengtis į viršų kelti. Na, matai, kad čia dar savų paslapčių yra gudrybių. Dabar štai. Kaip tai atrodo. Man mes išliejam pilnumoj kanalą, koks buvo, patronika, visą vadinamąją. Jis gavos tikrą kopiją. Čia va yra numeris ginklo, jis įspaustas. O šitoje vietoje ir matosi. Vamzdžio kanalo vidus irgi. Kaip pasakyt, nu, padaryta, kad nepakliūtų vanduo ir jis nebrunktų.
stovi metaliniai štairiai čia įdėti, kurie neleidžia spaudimo metu, neperduoda jėgos į medieną. Dabar, kada mes įdedam, čia yra vadinamoji lapa dačia. Mums pavyko išgauti labai tikslų atspaudą, tiesiog milimetrais. Užtat, kad mes ir apverčiam visą tai puikiai. Tai čia už tai jisai taip ir kietai sėdi? Šitą vietą stipriai laiko ir visą šitą vietą. Šitoje vietoje jos taip stipriai nelaiko. Čia yra palikta specialiai tarpa šitoje vietoje, kad atatranka nesudaužytų ginklą. Viskas aišku. O čia matau, žiūri, ir užrašai atsirado ant mano ginklo, kaip sakyt, vamzdžio. Nu čia aukso imitacija. Čia žinoma, vamzdžio kanalo vidus jau tikram auksui netinkamas. Supratau. Bet aukso imitacija nelaikys, bus normaliai. Šiek tiek iš dalies dar dėmesio nukreipimas, galima taip pasakyti. Mes jau pamėginsim surinkti. Įsodinsime mes į vietą, apverčiam, kaip matot. Vėl ginklas laikosi, neiškrenta. Tai vadinasi, viskas taip tiksliai sėdi, kaip sakyt, pasodinta, kad be jokių problemų. Pavyko nuriebalinti, ten būtinai prieš įsukant nuriebalinam varžtus, juos sutempia loktaitų stiprių. Pridžiūvo šiek tiek. Daug labai nereikia, šiek tiek. Jis neleidžia atsisukti, ginklų neleis. Kad nebūtų kaip tada man, kai tik atnešiau. Jau aš fiksuosiu. Atsukti, žinoma, po to pavyks. Tik reikės šiek tiek jėgos daugiau panaudoti. Jei neatsisuks, tada paprasto. Bet nuo atrankos, nuo šūvio, nuo vibracijos jau jie neatsisuks. Ir pats sakė, čia pas tave tas gudrus atsuktuvas, kur yra. Taip, dinamometrinis atsuktuvas, mes jį priverčiam tinkamą jėgą. Ir man čia paprastai tariant sunku pasakyti, kiek tai būtų lietuviškai. Bet tarkim, amerikietiškai mes įveršim ant 60 lbs jėga varžtus. Padarysim užveržimus. Čia tiek, kiek priklauso tikriausiai, ne? Kada yra bedingas atliktas ir yra metalinė stavka. Jei metalinių stavkų nėra, tiek jau nereikia priveršti. O jeigu be bedingo, tai gali medieną. Gali skilt net. Dabar. Tai čia tas trakštai buvo. Viskas prasisuka, jėga pasiekta. Toliau nesisuka. Viskas aišku. Gudrus daiktas. Dviemis rankomis reikia. Dabar to pačiu tikrinsime. Mes paėmėme ginklą, pastatome, kokį nors paprastą popieriaus, tiek storesnis, ir pabandome prakišti. Pirmai, kai buvo, tai strigo kažkur tai jau nuo pradžios beveik, kad atsimenu. Dabar jis yra išcentruotas, pilnumoj praeina. Čia praktiškai storesnis popierius negu paprastas rašomasis reiktų, kad rašomai popierius rengti didelis toks turi praeiti. Tai čia, vadinasi, kaip matėt, dabar čia yra bedingas. Čia viena iš bedingo požymių jau. Vienas iš požymių. Dabar mes pažiūrėsime, kam padačia. Vat viena problema pas yra judanti stipriai spina. Jinai gan stipriai netitinka. Ir mes ją greičiau užtaisinėsim, jinai persikreipia šiek tiek į kairėje pusę ir įmanomas kulkos padavimas, kad tai spręstų. Jo, pas mane biški kulkos, kaip sakyt, padavimas buvo problematiškas. Stengiausi padaryti kiek įmanoma kontroliuojamą šovinio padavimą. Tai mes ir patikrinsim, įstatome šovinį ir bandom uždaryti. Uždarėm. Va, be jokio vargo praėjo. Išlaisvinam, nuėmam lietuvę, ir bandome patraukti atgal. Šovinys laikosi pilnumoje, nekrenta žemyn. Vėl įstumėm, vėl. Nu, dabar jau problemos neturėsiu, man atrodo. Nes tada užsidarinėjo pas mane ir šautuvas pats su triukšmingai labai. Metimas irgi vyksta. Tai ką, Arūnai, optiką pastatėm, matau įkišai kažkokį tai prietaisą čia man į vamzdį. Lazerinis.
lazeriukas. Tikrai galima nustatyti optiką, daugmaž ar jis centruota, ar lygiai stovi. Tai čia mes galim prišaudyti optiką neišėję, kaip sakyti, į mišką, niekur į karjerą. Teoriškai taip, praktiškai. Vis tiek matyti reikia, kaip sakyti, po viso to nuėmimo optiką per naujo prišaudyti, nes nori, nenori, jinai kažkiek tai milimetrais paklaidą duoda. Taip. Tai ką, dėkui tada, Arūnai.